Labai dažnas klausimas, ar verta pirkti automobilį, kuris yra eksploatuotas Lietuvoje. Ar geriau pirkti ką tik parvarytą iš užsienio. Tai reikia vieną dalyką tokį suprasti, kad iš užsienio parvaromi automobiliai visi su defektais. Vienareikšmiškai. Nebūna kitaip. Užsienį, iš ten, kur varomos mašinos, yra automobiliai brangesni, bet su defektais pigesni. Todėl pardavėjams apsimoka varyti Lietuvą ir čia remontuoti, nes čia remontas pigus. Ir labai dažnu atveju jie net neremontuoja tų defektų ir tiesiog parduoda kaip gerą mašiną sveiką. Bet yra niuansas Lietuvoje. Didelė dalis žmonių nemoka prižiūrėti automobilių, servizai nemoka prižiūrėti automobilių ir dar didesnė dalis žmonių patys prisižiūri automobilius. Tai čia yra blogai, nes dažniausiai atveju netinkamai yra prižiūrima. Bet yra kita dalis žmonių, kurie viską labai kruopščiai daro, servisai puikiai viską atlieka, žino kaip atlikti savo darbą. Tai reikia vertinti automobilį konkretų. Negalima taip išskirti, kad Lietuvoje važinėto negalima pirkti. Tiek žinių, gero jums likusio pirmadienio, iki.